manau, kad žinot, kokia tema susirinkom ir tema šiandien mūsų yra grafiti, mitai ir realybė. Iš tikrųjų, turbūt gyvenime kiekvienas susiduria su vadinamais parašais ir aš iš savo asmeninės patirties, kas mane turbūt labiausiai papiktino iš tikrųjų, nes pastatėm vaikam aikštelę, super miestas Klaipėda ir jau ką manot, po pusmečio ta aikštelė buvo apipaišyta ir mes turėjom valyti. Kažkas tai sugalvojo, kad jis turi pažymėti šitą vietą, nors iš tikrųjų ir kitose vietose dažnai matome tos dalykus ir kas tai per reiškinys, iš tikrųjų šiandien pasikvietėm nemažai svečių, kurie, manau, mums plačiau papasakos ir pasakys, kas tai yra. Šitą renginuką, tą diskusiją iš tikrųjų inicijavo asociacija Mano miestas Klaipėda ir šiandien yra jos prezidentas Raimundas, taip pat Klaipėdos savivaldybės vicemeras Vytautas Čepas ir mūsų pagrindinis svečias, kurio jau ilgai laukiam, kokį pusmetį, bet pagaliau prisikvietėm į Klaipėdą, tai turbūt visiems žinomas televizijos laidų vedėjas Algis Ramanauskas greitai. Tai iš tikrųjų pirmajame norėtumėm suteikti žodį ir pranešimą, kurio temą jis taip pats padiktavo ir grafiti, mitai ir realybė. Prašau. Ačiū. Pirmiausia, atsiprašau, kad bus makas ant stalo. Aš tiesiog noriu parodyti, kad turiu MacBooką. Aš susidėlioju konspektus, aš tiesiog visko nesugebėčiau galvoje. Aš nesu profesionalus pranešėjas. Kol kas dar. Tai dėl to atsiprašau, nepavykit, kad aš grįžomas. Mano pranešimas, aš spėju, gali būti nuo 20 iki 40 minučių, priklausomai nuo to, kaip aš susivesiu ir galbūt bus klausimų iš auditorijos. Tai čia nėra kažkokios labai didelės tvarkos, čia yra sudėlioti punktai, kuriuos aš norėčiau pasidalinti, kuriais norėčiau su jumis iš savo patirties, prisiliečiant prie vandalizmo. Dabar pradėti norėčiau nuo apibrėžimo, nes daugybė nesusipratimų, nesusišnekėjimų įvyksta dėl to, kad žmonės šneka skirtingom kalbom, vartoja skirtingą terminiją. Kas yra grafiti? Grafiti pagal apibrėžimą yra bet koks rašymas, piešimas viešose vietose, bet kokiam priemonėm, aerozoliu, nagais, vinimis, teptukais, akrilu, cementu, bet būtina sąlyga, kad yra daroma nelegaliai. Visa kita nėra grafiti. Visa kita yra, kaip pavadinsi, freska prie gerbiamo Šapausko už jo nugaros. Tai yra, angliškas žodis yra mural. Ir šito dalyko aš neliečiu, nes tai nėra mūsų šios dienos susitikimo tema. Tai aš pats prisipažinsiu kažkada maniau, kad grafiti yra technika. Taip daugybė žmonių mano. Visuomenė mano, kad grafiti yra aerozolis ir kai kurie dar žino, kad trafaretas, kurį išrado Banksy, kai sėdėjo po sunkvežimų kareiviškų, kai gal policija užtirnioja. Ne, tai nėra technika, tai yra pats reiškinys. Dar kartą, tai yra nelegalus, bet kokiom priemonėm vaizduojamo meno, vaizduojamųjų objektų atvaizdavimas ant viešų vietų. Dėl to viskas iškart pasidaro aiškiau. Gerai, tai tada apie Solomoną pradžiai. Dažniausiai būna klausimą, tai pagavai tu tą Solomoną ar ne. Aš jo negaudžiau, jį gaudė policija. Aš prisidėjau prie to skierkos įžiebimo. Tai Solomonas yra pagautas. Į policiją, jo tapatybė policija yra žinoma, policija su manim tuo nepasidalino ir teisingai padarė, nes aš nesu pareigūnas, man tas ne mano nosė, taip sakant. Bet
nubausti Solomoną, tą asmenį, kuris pritagino pusę Vilniaus savo Solomonais, neužtenka teisinių priemonių. Bet kiek aš žinau iš Vilniaus VPK, Vilniaus apskrities VPK pareigūnų, jis nėra Lietuvoje ir jis taip daugiau nedaro. Bet Solomonas tapo per visą tą 1,5 ar porą metų, Solomonas tapo jau bendrinę sąvoką. Ir Solomonu mes vadiname bet kokį grafiti vandalą. Taip jau susiklostė. Dėl to mano akcija pagauti Solomoną, aš manau, yra daugiau sėkminga negu ne. Tiesą sakant, aš manau, kad tai yra labai sėkminga. Kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį, kiekvienas veiksmas turi savo šautinį poveikį. Tai kai man kartais pasako žmonės, kurie galbūt nėra grafiti advokatai, kurie pakankamai geranoriški, jie pasako, žiūrėk, ką tu padarei. Tu padarei taip, kad jų daugiau atsirado, jie pradėjo daugiau vandalizuoti miestą. Aš tokiams turiu vieną labai paprastą atsakymą. Net jeigu atsirado vienas kitas, ar viena ar kita dešimtis jaunimo, kuris iš jaunatviško maištingumo pradėjo daugiau terlioti, net jeigu taip yra, vis tiek teigiama pasekmė viso to vajaus, Facebookinio pagauti Solomoną, yra žymiai daugiau nusverianti tą šalutinį poveikį. Tiesiog žmonės pradėjo labiau pastebėti terliones. Aš iš esmės tą akciją pareklamavau, atkreipiau žmonių visuomenės dėmesį į tai, kaip yra užterštas Vilnius ir ne tik Vilnius. Ir žmonės, dažnas žmogus pradėjo klaidingai manyti, kad padaugėjo grafičių. Jų nepadaugėjo, tiesiog žmonės pradėjo to matyti. Atvirkščiai, bent jau Vilniaus miesto VPK statistika rodo, kad čia pusmečio senumo yra duomenys pavasario, kad tuo metu buvo pagauta, identifikuota ženkliai daugiau vandalų negu prieš metus. Ir iš mano paties pastebėjimų grafičių bent jau daugiau nepasidarė. Dabar apie mitus šitos paskaitos vienas iš pavadinimų. Žmonės labai daug... Žmonės apskritai mėgsta mitus, čia matyti yra žmogiškai, nieko nepadarysi. Jos reiks sklaidyti. Mitas numeris 1. Tai daro jaunimas. Tai daro nekaltas jaunimas. Tai daro jaunimas nepilnamečiai 16, 15, 14 metų. Iš Vilniaus dienos publikacijos 2010 metų Vilniaus mieste nustatyti 49 atvejai, kai asmenys piešia grafitį neleistinose vietose. Iš jų 16 atvejų, kai grafičius piešia nepilnamečiai. Iš tam 9 atvejams 16, ką mes turime. Daugiau negu trečdalį. Žodžiu, kalba yra trumpa. Taip, tai yra nepilnamečių irgi tai darančių. Ir gink Dieve, aš nesakau, kad jiems geležinis vilkas turi nukąsti ranką. Tai yra vaikai, tai mūsų visuomenės dalis, jie yra neveiksnūs, jie yra nepakaltinami, bent jau iki 16 metų. Ir apie juos aš iš vis nekalbu, nes tai yra visiškai atskira tema, čia yra vaikų psichologų laukas ir apie juos nekalbu, nes nėra ką kalbėti. Pagrindiniai vandalai yra, kaip jūs žinot, 28 metų pagautas kaip gavno, ar kaip jisai? Bet kažkaip, gerai, bet kokiu atveju tai yra gerokai senstelė vyriškė, kaip štai ten sėdėtis Rimas Šapauskas, kažkada užsiėmė grafitį, tad buvo išgydytas. Esmė, tai daro suaugę, pakaltinami asmenys, jų psichologinis portretas yra psichologų reikalas, aš galiu savo nupiešti, leisiu savo nedidelį ad hominem, aš tikrai nemėgstu, kaip aš nemėgstu vagių, nemėgstu bet kokių smurtininkų, nemėgstu asmenų, kurie nusikalsta. Tai yra gana kompleksuoti žmonės, klauso labai blogą muziką. Ir aš matau, aš nuklystu, čia būtų nesąžininga, tai to. Tai va, čia mitas dėl jaunumo. Dabar kitas mitas, jų yra labai daug. Pilnas miestas grafiti meistrų. Tai yra šiaip juokingas sąvoka, meistrai. Tai Zamolskis, kur ieško policija, yra didelis fliuksuso meistras, jis labai meistriškai žudė žmonės. Tai jų nėra labai daug. Čia aš knaisėjausi internete, aš šiek tiek žinau. Paprastai milijoniniam miestui tenka 15-20 žmonių, kurie tai daro aktyviai.
kaip sakant, tokiai Klaipėdai jų yra gal 8, gal 12. Gal, nežinau, gal Klaipėda yra ypatinga, gal jų čia yra ir 18, aš nežinau. Bet jų nėra daug. Triukšmas, kurį jie sudaro, yra didžiulis. Čia kaip prikakotė kambariai. Reiškia, prikakoja vienas žmogus, o smirda visiems. Čia kaip ruskai radio paspeksistikai. Jis stovi savo, reiškia, aikštelėje, pasileidęs garsiai ir atrodo, kad jis tas Vilnius klauso. Klaipėda. Tai nėra. Tai jų nėra daug. Jų advokatų yra daug. Yra daug žmonių, kurie jiems prijaučia ir kurie bando tai pateisinti. Taip, jų yra daug, bet patys tie vandalai nėra skaitlingi ir juos šiaip išgaudyti yra labai lengva. Trečias mitas. Grafiti visada buvo ir bus, ir čia nieko nelaimėsit. Čia yra arkliui aišku, kad grafiti buvo ir bus, kad visuomenė buvo ir bus vagių, visuomenė buvo ir bus smurtininkų ir taip toliau ir taip toliau. Visuomenės užduotis yra tą skaičių kiek įmanoma sumažinti. Idealioji visuomenė neturėtų būti, bet idealios visuomenės nebūna, mes tai žinom. Mitas dėl to, kad padaugėjo po Solomono, aš jau apie tai kalbėjau. Dar vienas mitas, kad tai yra kūrybingi vaikai. Žinot, Banksy gal kaip kūrybingas vaikas, net galima jam atleisti jo leftistinį marginalizmą ir polinkį į anarchiją. Bet tai, ką mes turim čia, aš atsiprašau, nupuršti Johnny Bravo arba Simpsons po tiltu, ir sakyti, kad yra labai kūrybiška. Tai aš, žinot, daiktas savo kreivai nusišypsojo. Tie žmonės, jeigu jie netagina, tai jie nupaišo meškiniuką ant sienos arba zuikį. Tai yra labai kūrybinga. Tai tiek apie mitų yra daugiau, bet aš tiesiog nenoriu visų labai gaišinti, čia yra pagrindiniai. Dabar apie nesąmonės. Nesąmonės apie grafitį. Nesąmonės ir trolinimas. Trolinimas yra iš interneto atėjęs naujadaras. Mes žinom, kas yra trolinimas. Tai žmogus, kuris ginčiasi, dažniausiai anonimas, tam, kad dėl paties ginčų, jis dažnai juokauja, reiškia, arba yra tiesiog durnas. Tai tie žmonės, patys vandalai, aš nevartoju savokos grafitininkai, aš sakau vandalai tiesiai šiais, jie nelabai šiaip linkę tai daryti, nes jie dieną miega. Bet jų advokatai mėgsta trolinti ir mėgsta ginčytis. Ir jų patys vandalai irgi kartais, aš mačiau, YouTube yra Faro epizodas, kur beje Klaipėdoj pagauti 2 labai kūrybingi žmonės, kurie pažiūrėjau meškiuką ant sieną, ir juos jau veža farai, ir tam, reiškia, patronizuojantis žmogus su kamera, sako, tai kodėl čia paaišku? Tai vienas iš žinot, ką sako? O kodėl reklamos yra? Čia yra trolinimas. Čia atseit argumentas apie tai, kodėl yra reklamos mieste Kabo, o kodėl mano darbas, Miškiukas arba Johnny Bravo, negali kalbėti. Čia labai paprasta, veltis tokius ginčius nėra reikalo. Tai dėl to, kad reklama gavo leidimą, o jo miškininkams leidimų nebuvo gavo, nors jį galima gavo. Arba dar viena nesąmonė yra, o tai ką geriau prie Padiezdo siemkės spjaudyti. Tai vieną mano spjaudyti visą maišą siemkį. 2 maišus siemkių tu išspjaudyk, bet būk geras, nevandalizuok svetimo turto, privataus ar visuomeninio. Tai aišku, geriau tu sėdėk prie Padiezdo ir spjaudyk savo siemkės, bus tikrai geriau visiems. Ir dar prie nesąmonio aš pavadinau jį luomo fetišas. Jeigu tai laikysim luomas, daug kas iš jūsų, kas domisi, žino, kad Banksy padarė tokį filmą Exit Through the Gift Shop, kažkaip pabėgimas per dovanų parduotuvę. Ir tai tapo madinga, tai šis yra absurdas, mano galva, jie fetišuoja tą pabėgimą nuo policijos. Ir pažiūrėkit, hip-hopo klipai lietuviški, tai klaikus lietuviški hip-hopo klipai, ten yra toksai MC Mord atsiradęs iš kažkur. Jie fetišuoja štai ką. Jie ten repuoja su savo tuo kapišonu ir staiga jie deda į kojas. Ir tai jiems yra cool, suprantat? Tai jis bėga kaip zuikis ir tai yra labai liuks. Dėl to, kad tai padarė Banksy filme vienas vandalas, greičiausiai aktorius. Tai va, dabar šitą mes praėjom. Dabar pakalbėkim apie trolinimą plačiau. Vienas mano bičiulis,
medikas, protingas žmogus, nekvailas, bet tikrai. Mes su juo netyčia susitikom neseniai ir jis sako, sako, kaip mes dabar su tavim šnekėsim, nes man patinka grafiti. Sakau, labai blogai, sakau, kad patinka grafiti, nes tai taip ir taip yra. Taip ir taip ir taip. Jis sako, o tai mūsų visuomenė, tai vis tiek durna yra kažką. Supras, kad apskritai absurdiški argumentai, kad va, visuomenė bloga, tai dėl to grafiti yra gerai. Tai sakau, tai jeigu visuomenė bloga, tai tu paimk tada šautų ir šaudyk tą visuomenę. Mano makas nusėdė, įsivaizduoju. Bet aš turiu viską persmetęs į ją. Suprantat, yra suaugęs žmogus su mediko išsilavinimu, tikrai neblogas vyras, važinėja dviračių savo sveikatos dėliai ir fotkina grafitį ir renka. Ir dabar mes pereinam prie vienos vietos, kuri yra psichologiškai labai įdomi. Patys tie vandalai, aš sakau, jie nelabai daug šneka, jie neturi laiko, jie bėga per dovanų parduotuvėlės stogą nuo policijos. Bet jų advokatai, visi tie labai gerai viską išmanantis jaunimo reikalus, tie angliškas geras žodis yra bigotry. Tai yra tie bigotry persmelkti žmonės, kurie iš aukštų sako, tu durnas, tu čia nieko nepadarysi, čia nieko laimėsi. Tai, vat jos šaudyti. Tiesiog prašau, ką jau sakyti. Tai jų argumentai ir yra, iš esmės, sofizmas ir demagogija. Su jais šnekėti yra beprasmiška, todėl aš su jais niekada paprastai nešneku. Aš kai atidariau tą lapą Facebook'e pagautą Solomoną, aš jums atvirai pasakysiu, aš nesitikėjau, kad aš susidursiu su tokiu padugnynu, rimtai. Aš žinau, kad skamba drastiškai, bet nedaugėlė jums gauti tokias asmeninės žinutės į savo paštą, ką aš gavau apie tai, kad mano sūnus kažką tai blogas, reiškia, debilas ir taip toliau, kad aš pats ten šiek tiek to, bet kad mano namas bus išpaišytas į mašiną ir taip toliau ir taip toliau. Tai labai yra simptomatiška, tai žmonės yra tiesiog yra vandalai, vandališkos yra ir manieros. Dabar apie tai mintis šito dalyko, diskusija su jais yra dažniausiai tuščias reikalas. Nes jeigu tu kalbėjai apie tiltus, jie kalba apie miltus. Ir tu kalbėjai apie obuolius, jie pradeda apelsinus šnekėti. Tai yra žmonės, su kuriais jūs nieko neišsiaiškinęs, geriau su jais iš vis nešnekėti. Kita vertus yra žmonių daug, kurie daro tai nepiktybiškai ir kurie iš tikrųjų mano, kad grafiti yra tik tai tapybos technika ir panašiai. Tai tokiems, aišku, reikia išaiškinti viską gražiai ir jų šaudyti nereikia. Dabar apie dalies visuomenės, apie dalies žurnalistinio elito netinkamą elgesį. Tai yra labai didelė bėda valstybės tarnautojų, rinktų valdžios atstovų elgesys yra labai dažnai neetiškas, netinkamas ir labai kritikuotinas. Tai yra siaubingi dalykai, prie kurių yra kartais prieinama. Pavyzdžiui, kai vyko rinkimai į savivaldybę kovo berods mėnesį, prieš metus tiesa, Vilniuje kažkokia merga, šitai, kad tai yra merga, yra labai bobiški tekstai, nėra seksizmo, boba gali būti abiejų lyčių, gali būti vyras boba, čia aš tikrai nenoriu žiūrėti, nesu vyras šovinistas. Ten pusė Vilniaus patilčių yra išrašinėta jos, ten tokie nepaprastai protingi pastebėjimai, kaip kad kodėl, kai kurios sienos ima ir išsitepa. Įdomu, kodėl parašė tą bobą. Man tai aišku, kodėl jos išsitepa, nes jas ištepa vandalai. Arba prie pedagoginio tilto yra parašyta, kodėl patirtis turi būti pilkas. Tai tą pati boba parašė vieną kartą prie Vokiečių gatvės, ant Salomėjos Nėries berods mokyklos sienos. Siaubingai išterlioja didžiausiai dėl užrašą vienoje vietoje padariusi klaidą, bet ją staiga pataisė, kaip mes mokyklai darydame. Tai netaikinį reikia gudriai po to perrašyti.
Parašė kažkokią klaikę banalybę, kurią gali parašyti tik tai nesubrendęs asmuo arba paties galvobutė. Parašė kažką banalaus apie tai, kad ką berinktum vis tiek bus blogai ar kažką bla bla bla. Tai aš ne apie tai kalbu, aš kalbu apie tai, kad toks žurnalistas, save laikantis labai kietų ir labai gerų kaip Artūras Račas, tai pacitavo. Jis nepadarė nieko nusikalstamo, ne, bet jis pasielgė neetiškai. Jisai paglamurizavo vandalizmo aktą. Jisai netiesiogiai tai pateikė kaip šauniai jaunimas parašė. Nors iš tikrųjų tai buvo gana klaidus vandalizmo aktas ant šviesios gražios sienos, iš esmės senamiestyje. Artūras Zuokas, ką jis padarė, kai tapo meru, buvo spaudoje, yra Konstitucijos prospekte, priešingai negu savivaldybė pusė, yra didelė gana siena, šviesiai pilka. Ten buvo nupiešti policijos pareigūnai ir parašyta, kad policininkas irgi žmogus. Pokario laikų humoro personažo Melchioro Putelės stiliumi banalus šlamštas. Policija miesto buvo sutikusi, nes buvo neaišku, kas čia vyksta, kai paaiškėjo, kad tai sudarinta su pačiu meru. Tai yra labai neteisinga, tai labai neetiška, netinkama ir siaubinga. Aš žinau, kad pas jūs Klaipėdoje yra vienas berniukas, kuris atskinasi su vandalais. Aš laikykimės nekaltumo prezumpcijos, gal tie žmonės nėra vandalai, bet aš spėjau, kad didelė dauguma jų yra vandalai. Savivaldybės narys, kokia jau pavadinimas? Administracijos darbuotojas. Vitkus. Rengia grafiti workshopą, ar tai festivalį ar kažką. Kam to reikia? Aš nelabai suprantu. Arba vadinkim tai tiesiog dailininkų klasę. Dailininkų workshopas, kaip čia pavadins. Bet čia daug ateina nesusipratimų dėl terminijos. Kaip ir sakiau pradžioj, kad grafiti visada yra nelegalu. Visa kita nėra grafiti. Tai dabar mes prieinam prie labai įdomios vietos kaip legalios sienos. Kaip legalios erdvės grafičiai. Tai pagal apibrėžimą, kaip mes jau žinome, tokiu atveju, jeigu net tokia technika, aerozoliniais dažais nupurkštas grafikos, tapybos darbas ant sienos, ir jeigu tai yra legalu, tai nėra grafiti. Tai aš jūs papasakosiu, ką aš žinau iš Vilniaus transporto policijos pareigūno. Transporto policija labai buvo susijusi su grafiti vandalizmu, dėl to, kad traukiniai labai papiešti, jūs turbūt žinote. Labai fainas jaunas dučas, tikras policininkas gerąja prasme, kietas fanas. Jis man papasako tokį dalyką. Jisai pažįsta visus tuos azertus, jis pats buvo pagavęs azertą. Jis pažįsta tos putus, visą tą vandaliną, jisai gerai žino. Jisai iš tago atpažįsta, kas tai darė. Jis gyvenimas į tarnybą privertė tokiu tapti. Jisai specas. Jis man papasako labai vaizdžiai, kas buvo, kai vieną kartą Vilniaus savivaldybė atskinosi su vandalais ir leido daryti kažkokį grafiti festivalį prie Baltojo tilto. Tie prikapotom kelniam ir kapišonais vandalai, kuriuos tas policininkas pažįsta asmeniškai kiekvieną arba beveik kiekvieną, jie tenai dirbo, paišė tos savo baisiai prasmingus Simpsonų zuikius ir katinus ir jie kikeno į kumštį. Jie atpažino tą policininką, policininkas aišku žino juos, jis negali padaryti, jis tiesiog stebi, monitorina situaciją. Ir tie vandalai dar netgi užrašė kai kuriuose vietose ant savo darbų kažkokį pasityčiojimą iš savivaldybės, kad čia Vilnius yra geriausia vieta maždaug pasireikšti. Tai realybė yra tokia, kad visi tie sputai, visi tie, reiškia, menininkai, kurie piešia katiną legalioje sienoje prie Baltojo tilto, arba Johnny Bravo, jie iš tikrųjų padarė eskizą ir saulutę nusileido, jie patraukė į senamiestį, jie visą tą patį darė, tai dar baisiau, dar daugiau, dar sėkmingiau. Legalios sienos niekur niekada neveikė, jos niekada neveikė, jos niekada neveiks. Jiems reikia ne jūsų supratimo, jiems reikia jūsų sienų. Čia aš cituoju labai protingai žmogų. Tai bet koks atskinimas su jais yra kelias į niekur. Dar daugiau, tai turi žymiai daugiau
neigiamų pasekmių šalutinio poveikio, nes tie jauni, faini, nesugadinti žmonės, kuriems yra šiandien 13, 14, 15 metų, kurių mes negalim vadinti vandalais, jiems tai yra romantika. Jie dažnas iš tikrųjų pasako tuo keliu ir tegul jis nenueina juo iki pat senatvės, bet jisai spėja per savo audringą, maištingą jaunystę privandalizuoti nemažai svetimo turto, kas yra skaičiuojama dešimtimis ir šimtais litų. Tai dar grįžtant prie viešų asmenų, prie netinkamų jų elgesio, aš niekaip negaliu suprasti tokio žmogaus kaip Gabrielius Liaudanskas, žinomas Svaro pravardę, pseudonimų sceninio grupės GMG sindikatas lyderis. Jis, mano galva, elgėsi labai neetiškai, vien dėl to, kad jis turi didžiulę įtaką tam pasauliui. Jis tikrai yra labai gerbiamas. Mes žinom, hip-hopas, grafiti yra labai susijusius su kultūros. Ir tas Gabrielius Liaudanskas savo knygoje Paaugliams būk vyras ir panašiai, būdamas vienas iš autorių, jisai apipindamas tai baisiausią romantiką rašo, kada kur atsirado grafiti ir kaip atsirado tagas ir kaip tai yra faina. Tai jūs man pasakyti, tai moralu ar ne, mano galva tai labai nemoralu. Dabar čia buvo viskas labai liūdna, dabar padarykime pasakyti. Dar tokių liūdnų žinių. Tai ne tik yra susijęs su truputis istorijos apie tuos, kurie bombardavo mane Facebook'e, kai aš pradėjau tą vajų. Kas tai daugiausia per žmonės? Tai ne tik hip-hoperiai, ne tik tai tie, kurie su gobtuvais vandalizuoja, bet jų tarpe tam dalykui prijaučiančių yra nepaprastai daug kairuoliškų marginalų, anarchistų. Tai žmonės, kurie patys savaime už įstatymo ribų nėra, bet jų įsivaizduojama ideali santvarka visuomeninė politinė gali būti pasiekta tik naudojant antikonstitucinės priemonės. Dėl to, mano galva, tie žmonės yra pagrindas. Ir tie žmonės, anarchistai, leftistai, marginalai, jie yra vienareikšmiškai labai už vandalus ir visiškai nieko keisto dėl to nėra. Jeigu jūs nueisit į saitą anarchija.lt, jūs pamatysite labai protingų straipsnių ten apie tai, kad mes su jumis nelabai susigaudom, kas yra anarchija ir kad anarchija nėra taip blogai, kaip juos piešia, kad anarchizmas nėra Molotovo kokteilių mėtymas į Seimo rūmus arba į policijos pareigūnus, bet čia pat tam saitės pamatysite stilizuotą Banksy trafaretinį Molotovo kokteilių metančio padugnės atvaizdą. Tie žmonės yra už grafitį. Dabar, ką daryti ant lengvesnės natos? Ant lengvesnės natos, ką daryti? Aš jūs trumpai nupasakosiu. Dar vienas dalykas, dažnai sakoma, kad pažiūrėk visur užsienį yra grafiti, New Yorkas pilnas grafiti, bla bla ir panašiai, tu suprasi, kad tu kovoji su vienomis ir panašiai. Nesąmonė. New York'e buvo labai stipriai su tuo suduotas stiprus smūgis, jūs niekur kitur išskyrus galbūt Vokietiją nepamatysit tiek išterliotų sienų kaip Vilniuje, kaip Varšuvoje, kaip Soclageryje. Tai kaip buvo padaryta, yra ta prasme gerų pavyzdžių kovos su grafiti. Yra pavyzdys Helsinkis, miestas, kurį kirčiuojam dažnai neteisingai, Helsinkis yra Helsinki, Suomijos sostinė. Ten buvo sėkmingai įgyvendinta Zero Tolerance politika, technologija. Kas tai yra? Pažodžiui tai reiškia, kad nulis tolerancijos ir čia lygtai viskas labai paprasta. Bet esmė, algoritmas viso to reikalo yra labai paprastas. Tai yra labai brangus malonumas. Bet jisai suveikia Helsinkį, jis gali suveikti kitur. Esmė tokia, kad savivaldybė sudaro sutartį su kažkokiu tai komerciniu kūnu,
UABų ar su ko tik tai nori, ar su keliais jų. To kontrakto ta pusė, tas, reiškia, asmuo ar UABas privalo nuvalyti grafiti, tagą, vadinkim, grafiti nuo užterštos vietos praėjus nedaugiau kaip kažkoks tai laiko tarpas pagal kontraktą. Tai yra gautas signalas, kad ten kažkur tai yra vandalizmo aktas, ta tarnyba atvažiuoja, su tais aukšto slėgio daiktais jie nupurškia. Tai, kas Vilniuje irgi daroma, bet padaroma, reiškia, po 2 mėnesių. Esmė kokia? Ne tai, kad miestas švarus yra techniškai, kas irgi visai gerai. Esmė yra labai paprasta ir labai gudri vienu metu. Jeigu tu esi vandalas ir tu vandalizuoji miestą, tu vienu metu staiga pradedi pastebėti, kad tau to daryti neapsimoka. Nes tu užterši, po valandos jau nėra. Gerai, tu nusifotkinai idėjai Flickr'į ar Fotkirų ir viskas. Kas iš to, bet miestą nevyko. Ir tas labai dramatiškai sumažina Helsinkį. Aš neatsimenu tikslių skaičių, bet ten kažkas nuo 60 000 tagų per metus iki 5 ar kažkiek tūkstančių. Tai yra pergalė iš esmės. Tai yra labai brangus malonumas, bet ką padarysim. Tai kaip taisyklė, priemonė viena nėra tinkama, priemonė yra gera, kai jinai eina kartu su kitom priemonėm. Mano gilių įsitikinimų kameros išgelbės pasaulį. Tai rimtai, aš nekalbu apie kameras, kurios lenda pas jūs į butą, mes nieks nenorim, kad pas mus būtų vegamajam kamerą. Bet viešose vietose kameros yra ateitis, Jungtiniai karalystėje tai pirmauja kamerų kiekių gatvėse, pas mus tas pat ateina. Ir duok dievę. Ir esmė, ateis greitai laikas, kai HD kameros su gera rezoliucija, kur iš 30 metrų automobilio numeris matos, jos kabės visur, jos dabar jau pigios yra. Ir čia yra didžiulės galimybės pritraukti neįgalius asmenis, kurie monitorintų miestą. Čia yra išeitis ne dėl to, kad kamera nufilmuos, kaip vandalas vandalizuoja sieną, nes vandalai nėra tokie jau kvaileliai. Jis apsimotoriuoja Jasiro Arafatos Karmalą ant veido, užsideda juodus akinius ir dar nusuko kamerą prieš telionas. Pilnas YouTube'as tokių vaizdų. Kameros suseks, daugybė kamerų suseks, į kokį urvą įsilindo 7 ryto miegoti. Žinot, jie tai daro dažniausiai 4-5, jie nedaro tai 2, kai žmonės dar šampaną geria. Jie daro tada, kai visi miega. Tai yra kažkur 5-4 valanda. Kameros suseks, kur jie sulindo. Aišku, suseks ne visus, bet tai būtų suduotas labai efektingas būdas kovojant su jais. Tai čia antras dalykas – zero tolerance ir kameros. Trečias dalykas yra banalus, kaip viskas šiam pasaulyje, yra visuomenės švietimas. Iš esmės tai, ką aš jums dabar pasakiau, aš labai tikiuosi, kad jūs tai paskleisite. Tie paprasti, banalūs, bet teisingi dalykai jau turi būti žinomi. Švietimas. Kuo labiau šio visuomenė apsisvietusi, tuo ten mažesnis nusikalstamumas. Man atrodo, čia yra visuomet gera tiesa. Tai va, aš maniau, kad kalbėsiu ilgiau, bet aš manau, kad tai buvo pats optimaliausias laikas pranešimui. Tiesiog atrodo, kad mes turim dar keletą klausimų. Aš mielai atsakysiu jūsų klausimą. Iš tikrųjų, nepasakiau, kad kažkokį reglamentą turim, gal dabar paprašysiu Raimundo Bieliausko asociacijos Mano miestas Klaipėda prezidento tarti žodžių keletą, nes žinau irgi, mes domimės tą problemą, aš pats irgi esu vienas iš asociacijos žmonių ir mūsų ta diskusija inicijuota, manau, sukėlė tą iš tikrųjų įdomią diskusiją ir gal Raimundai prašo keletą. Mažai domitės. Daugiau aš matau per langą, kad darus ir kur ta klirtas yra. Mes būtinai ir jūs išklausysim dabar. Noriu pasakyti, jeigu kas nedrįsta viešai užduoti klausimą, gali raštelį atsiųsti. Taip, aš patį merą buvau atsivedus atitempus prie arkų ir parodžius viską. Ji pati pirmoji pradėjo. Jeigu galima, dabar išklausykim ir po to jūs pasakykite. Mūsų asociacija iš tikrųjų atlieka tą funkciją, kaip sakė, mes galim tik vieni ir šviesti žmonės, o realias funkcijas, draudimų ir bausmės gali suteikti reali miesto valdžia, todėl mes šiandien
esam pasikvietę vicemerą, Vytautą Čiapą, kuris, mano galva, aktyviai kovoja šitam, vėlgi, sakykime, tai yra negerovė Klaipėdos miestui, nes jeigu tu kovoji už senamiestį, už grožį, už miesto grožį, ir tai, ką padarai, pamatai, jeigu atkreipi tai dėmesį, jeigu vaikštai nekreipdamas dėmesio, tu nematai šito viso, bet kada tu pradedi tai gilintis, tai iš tikrųjų kelia siaubą, realų siaubą. Nes, vat ir gaila, šiandien negalėjo dalyvauti vienas toksai nepakantus kovotojas, Klaipėdos mieste interjero dizaineris Sidabras Vytautas. Tai jisai mane tiesiog pravedė ekskursiją pro miestą, tai vaizdas pakankamai tikrai siaubingas. Tai šioje vietoje labai norėtume gerbiamo vicemero paklausyti, kokie nuveikti realūs darbai, nes iš tikrųjų matau, kad Klaipėdoje yra nuveikti darbai, yra geri pavyzdžiai, bet tiesiog kas padaryta ir kas bus daroma ateityje. Galbūt šios dienos kontekste galime padiskutuoti. Aš tai suprantu, ko jūs šiandien dėl mane susirinko, dėl Algio. Todėl aš labai trumpai, neturiu kompiuterį, bet turiu tokį aparadą. Tai molas. Tai šiek tiek skambina. Daugiau panėra. Ir man dar paskambina. Labai geras aparatas. Tikrai su visko sutinku ir galėčiau, gal taip reikėtų tiksliai sakyti, su beveik visko, nes aš šaudyt nesiūliu. Aš nesiruošiu šaudyti irgi čia kaip... Aš tik tai pastebėjau, kad dažnai turi pasakyti, kad tu juokavai, nes vis daug žmonių, kurie to nesupranta. Nes vietinių pamokymus, kai sako. Aišku, juokavai. Tai... Ką, nu, čia nieko tokio nebuvo, aš senamiestį, kaip gyvenu, pusę metų, bet tai tikrai, kaip sakant, kartais pasižiūrė, laiko yra, bet tas pats visą tą misiją prasidėjo nuo to, kad man kiekvienais metais tenka savo senamiesčio namo sieną dažyti. Tai kainuoja nemažus pinigus, tai ne kaip Algis sakė 10 ar 40 litrų, vienas nudažymas panašiai 200 litrų. Taip. Dar jeigu šalia ten tvorą nudažo, na, aišku, reikia padažyti, tai labai rimti pinigai, bet kol suderinė spalva, ten tie kodai visi netinka, nes namo siena jie šiek tiek pasensta, patamsėja, ten tas kodas jau nebetinka, ir bet kaip nudažyti, tiek šviesiau atrodo, tas ateina šito vėl užpaišyta, koks kringelis, ar kaip vadina tabu. Na, tai aš paprasčiausiai iš ryto atsikeliu, ateinu senamiestį, eidamas į darbą, ar važiuodamas gatvelėm sustoju. Tai šitas dar tiesą pamelavau, tas aparatas dar labai neblogai fotografuoja. Tai čia, paskui einu į darbą, pasidarau nuotraukas ir pirmas dalykas, kas antrą dieną, 9 valandą parašau raštą vyriausiam policijos komisariato Benui Ivanauskui. Buvo tyla labai ilgai, kokius 2 mėnesius, paskui atėjo mano senas prietėlis, dar nuo jaunystės laikų policijai dirbom. Sako, klausykit, visi draugai esam, sako, gal tu baig rašyti. Sako, šefas koždą dieną kojom trypė, reikia. Mes juos susikrovė tą krūvą, ten tie laiškai, tai storus, tokie, o iki teisinius tyrimus tai turi pradėti, o tų neranda kalbų. Na ir aišku, jis užkūrė ten tirti, jis organizavo, mes turim, sako, grupę, kuri nagrinėja, žiūri, sako, jūs nežiūrėkit, jūs paimkit kompiuteriuose yra tie jų adresai, kurie skelbiasi savo žygdarius, labai nesunku atsekti yra. Ir jie pradėjo gaudyti, pagavo čia 14 ar 16 tokių paauglių, kaip sakė, tokių, kurie matyti norėjo ranką pamiklinti. Na, bet buvo tik, kaip žinote, tas mer, 28 metų vaikinas ir 23 Genčas, pavardė yra, Gintaras Genčas, kolegijos studentas. Kurių buvo, kaip sakant, darbas, tas vienintelis, kur mer pasirašydavo, tai jis ne taip paprastai gimdo stogą ir nukėlė. Leisdavus tarp 2-3 aukštų, kur namai kur neprieinam, reiškia, ten kabėdavo ant virvių, išpaišydavo. Na, tai aš tada supratau, kad čia reikalas yra labai rimtas, nes sveikų protų žmogus, jis tokį dalyko nedarys. Jis eis į kalnus lips kur nors, ar medžius laipės, bet taip, kabalot kažkas tiek. Bet tokie kaip pinigų, pažiūrėkit, 1000 kvadratinių metrų sienos. Tai ne juokas, tie dažai nėra pigus. Dar yra įvairių spalvų. Atspalė, viskas, man pažiūrėkit, kaip čia padaryta. Na va ir ką, ir pradėjau jos gaudyti. Genialą tai sugavo atsitiktinai,
kazino, bet jis jau buvo, jau faktiškai žinojo, kas jis toks yra. Reikėjo, kaip sakant, atverti atitinkamą vietą. Buvo dienų klausimas. Na ir ką, paskaičiavom, kai jis padarė per 1 milijoną litų nuostolių. Kukliausias paskaičiavimas. Dabar jam yra pradėti apie 40 ikiteisminių tyrimų. Aš vis sustoju prie kokių parduotuvių ir prašau, važiavęs klausė, ar jūs parašėt pareiškimą policijai? Kas neparašė, prašau rašyti, nes sako, jūs mes taryboje esame priėmę dabar taisyklės dėl fasado priežiūros, kur aiškiai apibrėžiam, kas už tai. Pamatei nudažytą, rašai pareiškimą, o ją turėsi valyti pats. Policija turi sugauti. Šiaip tai reikėtų fasados apdraustas, nebrangiai labai kainuoja. Nors dabar vargiai reikia priešytas, karinis nenorės draust. Vėlgi, kaip sakant, yra, bet teorinės tokios galimybės yra. Taigi, tais dviem frontais, nes po truputį spaudžia, visi galvoja, kad aš šitaip atlieksiu, nes aš jau anksčiau, dar būdamas Seimo nariu, eidavau pas Taraškę, sakau, nu, pažiūrėk, kaip atrodo tas senamiestis. Sakau, nu, kad man labai gražu. Sakau, gal, aukštyn. Bet dabar žmonės pradėjo sakyti, labai simptomatiškas dalykas, kai pradėjom tą daryti, sako, Jėzau, kiek padaugėjo tų tagų. Jų nieko nepadaugėjo, bet žmonės pradėjo juos pastebėti, kad tikrai vat yra. Ir žinot, čia įsteigėm tą Vilnių ir kaip ten vadas pasikeitė, tas viešosios tvarkos skyrių įsteigė. Ir ganėtinai labai rimta teisininkė vadovauja buvusi vyriausybės atstovė Klaipėdai Kristina Vintilaitė. Ir mes čia tokį reidą padarėm. Važiavome į Janonio gatvę, ten tų tagų pripiešant, polis, reiškia, ten papačiuokį užpakalį, visai prirašyta ten, kaip tik nori. Tai suprantat, ir mes pakėlėm galvas taip pat aukštyn. Ir supratom, kad su tom fasado taisyklėm šakės. Kad mes žmonės įsprausime visišką desperaciją. Tai tie tagai, ten tinkas, balkonai lūžiai, išgriuvė, kapitelį, kaip ten vadinasi, išbirėja. Tai jeigu mes taikysim tas taisyklės, nu tai, nu nežinau, ten reikalingas visur kapitalinis fasado remontas. Bet to tagai yra panašiai, nu, 1,5 metro aukštai, mes tą matom. Tai kažkaip nusprendėm, kad reikėtų truputį pakoreguoti, kalbėti apie sienų dažymą, nu, apskritai apie fasado remontą. Tai va, nieko mes šitokio nepadarėm, bet aš kaip supratau, mano tas atkaklumas aukštaitiškas, jis vaisius davė, pagrindinius sugaudyti. Nu, aš porą irgi mergaičių sugavau, einu žiūriu tas Klaipėdos sumastinis stendas prie parodų rūmų. Ten, kur stovi tas kultūras su tais ženklais, kur viskas draudžiama. Žiūriu, važiuoju mašiną, žiūriu, mergytė stovi, kažkaip įtarinai stovi, vienu žiūriu, kitą kažką daro. Aš aišku sustoju, kaip senas paieškos inspektorius, jis apteka šitą. Nieko čia, žiūriu, štepliotas su dažais. Mergaitė su vis vieną to įverk pradėjo. Sakau, greit nudažykite, aš pats ko nevertinu, tai mergačiai visą laiką gaila. Kai jūs matytut, kaip jos dažė. Įsitraukė kažkokias nusinaitės, siuvinėtos ir tom visokiais tais nutrynė. Tai atsipą dabar išmeskit. Šiandien daugiau taip nebedarysit. Tai, nu, suprantat, mergaitės gal jos, mergaitė viską galima atrodo. Tai dėtuvės tokias dar mažiuliukės, 12 gal metų buvo. Bet ką aš noriu pasakyti? Tai aš ją sulaikiau, jas tikrai daugiau nieko nedarysiu. Bet pažiūrėkit, kaip elgėsi žmonės. Aš pamato, kad ten kažkur kaimynų sieną paišo. Tada langai, tu štai tai, ką tu ten darai, tu mat perimadžinai, nu, te paimus susisipranai. Ir kas iš to? Aš vis sakau, nereikia niekad reikti. Susukit telefoną, koks ten numas, suras pasakykit, to atvažiuoja, jie gan greit atvažiuoja. Ir tada bus kažkokia tai nuo to reikimo ir savo pasirinkti. Vilniuje savivaldybė, bent jau prieš mūsų kadencijai buvo policijos pareigūnai skatinami už pagautus vandalus ir gaudavo ekipažas po 500 litų. Tai aš šitą irgi turiu planuos, bet mes žinoma kitą biudžetą įtraukėm, bet mes už tos pagavimus pareiškėm žodinę padėką. Pats paskambinau, padėkojau, kažkai jie liko patenkinti, bet kitais metais matyt reiks tos, kaip sakant, materializuoti šitą paramą. Tai galiu tik tiek pasakyti, kol manęs neišpirdolinsi šito darbo, atsiprašau. Aš nesakiau. Neišvalysiu iš to darbo, aš tikrai nenuleisiu rankų ir dabar padariau tokią pertrauką, kadangi čia žiemą šaltą, jie aišku neėjo. Vasarį šaltas, vai nelindų išrūmų. Bet dabar vėl pradėjau lysti, jau radau keletą vietų, jau žiūriu užpaišyti, važiuodamas mačiau, ko nebuvo, dabar atsirado. Tai tik perspėjau, vakar mums pasikvietė policijos vadus, pačius aukščiausius, kalbėjom.
dėl šito reikalo. Meras pas labai susirūpinęs, sako, yra įdirbis neblogas, jau 2 tokie asai pagauti, bet tikslas yra, jie turi būti nuteisti. Nežinau, čia teisėjas turi teist, bet aš žiūriu, čia yra žurnalistų ir aš prašau, kad tas teismas vyks, kad tikrai paviešinti reikia skelbti, nes kaip ekspaudai tada pradeda galvoti. Jis sužino savo tą Sužinom, bet ir kitiems, potencialiems. Aš norėjau pasakyti, aš jokių teorijų, kad išvažiavau. Jokių teorijų išvažiuojama nenoriu daryti, tik vieną dalyką dar pasakysiu. Man labai norėjus pažiūrėti, bet tam ypač tam Giniovui, nes jis visą miestą apšaikęs buvo į akis. Paprašiau, sakau, duokit, aš pakalbėsiu su juo. Sako, galim leist pakalbėti, bet sako, paskui advokatas, žinos, kad kalbėjo miesto vadai, tai sakys, va čia spaudimą darė, visi kitas, geriau tu neik. Ir aš kreipiausi į psichologą, sakau, padarykit jūs, įdomu, koks yra portretas, užsienio tyrimai daromi, psichologų portretai piešiami, potencialūs, titagininkai, grafitininkai. Ir kažkaip psichologai, mano kolegos ir mano žmona, sako, jūs ten rašote, kažkokį ten vaiko dešinį piršto judėjimą nuo 2-3 metų, kaip daro tokia įtaka. Sako, paimkit štai tokią problemą, reiškia, klaipėdietiško tagininkų psichologinis portretas. Tai kur rasim? Sako, nebejau, aš jums jau jų parūpinsiu. Nes yra tas centras, jie ten mokomi piešti, žinoma, kos yra. Tai sako, nu kažkaip jiem neįdomu, jie ten į savo akademinės problemas įsisirbė, įsikasė, nu gal įtikinsiu kaip nors, bet tikrai įdomu padaryti, reikia visais frontais, reikia, ką Algis pasakė, tas 3 absoliučios tiesos, bet reikia dar ir iš mokslinės pusės pažiūrėti, nes kaip paauklėti, kaip jos paveikti, kokios psichikos struktūros asmuo labiau linkęs į šitą vietą. Nesutikit, kad normalus žmogus kaip šuva nemaičios ant kiekvieno karto. Tai yra kažkokia tai patologija, charakterio patologija, jie be tėvo, agritas, sakykime, Giniovas, tėvai mokytojai, ar ten kokiu tai, matyt, kažkas fiksuojasi, kaip homoseksualumas, tai reiškia kažkur asmenybė sustoja kažkokiam vystymuose etape, anot neofreudistų, ir paskui jis toliau neina. Tai mes visi praeinam tas stadijas visas, bet kai kurie visi kapsum, kai kurie lieka. Tai matyt ir čia kažkas yra užfiksuota, reikia pasiaiškinti tuos dalykus išsiliau moksliškai. Tai tiek. Tai ačiū. Ministrė, atsiprašau, gal dar yra norinčių pasisakyti ir minčių tą temą, o po to bus klausimai ir atsakys, manau. Aš tik vietoj pasakysiu, jokios patologijos ir тут nėra. Vaikystėje pats terlioja į sienas, aišku, tada grafiti jokių neturėjom, su kreidom, su smalom, tai kad netirtų medicininė pusė. Teplioja vaikais, čia teplioja ir teplios. Bet kad jaunimų reikia ir 2 grafiti. Vieną kartą užrašiau 1410 Pakruojo rajone Dvariškių kaime ant namo, gavau nuo motinos per nagus ir daugiau nesu nieko sienos užrašyti. Aš noriu pasakyti, da ką čia tirt, kaip sakant, jūs buvo Prancūzijoje, dar kur, žinau, Europoje, ten Olandija, ten dar kažkas, ten visas miestas taip įpaišytas, nu, grubiai taip pasakysim, ir ten niekas nei psichologinių tyrimų nedaro, nieko, pagauna ir baudžia viskas. Užpaišymą. A kokie čia psichologiniai tyrimai, kur čia žmogui lysi psichologiją, prie ko čia psichologija, patinka paaišyti žmogui viskas. Jeigu nepilos, jeigu universitetų psichologą liks tyrimo kaimų, kokai nugalvos paskutinį? Man, aš nepaišau, man nereikia tyrimų. Ne, nu tai ko jūs piksat, kad tyrimus kas atliks? Ne, nu šiaip, įdomiai skamba, impotencija, homoseksualizmas, jūsų žodžiai buvo pereitas, gal jūs irgi perėjot? Išaugo, taip ir jūs. Fantastika. Fantastika. Tikra fantastika alų geriant. Aš praeitą geriau. Pone. Aš tam aiškinusiu, žmogaus vystymas tapę perėjant tam tikras stadijas pagal Freudą. Viena stadija yra būtent tokia, apie kurią kalbam. Aš nesu tiek apsiskaitęs, kiek jūs, negaliu jum nieko atsakyti. Matot, todėl jūs sėdint skirtingose pusėse. Nu, gali būt. O, plojimai. Toliau norėčiau dabar, gal yra ir žurnalistų, ir klausimų, gal bus iš tikrųjų prašom. Vienas klausimas. Ar nepadarė Miškauskas paslaugą, ar žurnalistai, ar tarybos nariai, kurie parašė, kad bus baudžiami gyventojai, jeigu nenuvalys nuo namo grafitų. Tai po to ir pradėjo padaugėti tų grafitų apipaišymų. Jau mano mylimos 3 arkos, kurias saugau, jau 2 vėliavos skiopos po to. Tai kaip čia suprasti? Aš tai galiu pasakyti tiek, kad aš pats dabar matau kiekvieną dieną, kaip žmonės, šiandien mačiau juos įvedus, kaip uždažo tos grafitus.
ir tikrai bus baudžiama. Nu kaip baudžiama? Pradžia bus perspėjama, kad žmonės susitvarkykit fasadą. Jeigu per tą mėnesį nesusitvarkys, pirma bauda nedidelė, ten yra gal 10 litų, tokia simbolinė, bet faktiškai iki 1000 litų jie gali duoti baudą. Nė vieno cento nemokėsiu, jeigu jūs nesutvarkysit tų, kur piešti. O jei sutvarkysit, dažam duosiu ir 100 litrų. O mes ponė pasistengsim tai sutvarkyti. Bet mačiau, Aš iš tikrųjų galvojau, kad mes čia plačiau panagrinėsim tendencijos atvejus ir iš tikrųjų pasižiūrėsim, galbūt pasidalinsim geraisiais pavyzdžiais. Tačiau man gerbiamo Algio užmušė pavyzdys ir ta praktika, kaip jinai suveikė Helsinkį, ta zero tolerance. Ir aš galvoju, kadangi irgi čia daugiau miesto tarybos narių yra ir galvoju, mums iš tikrųjų nereikėtų miesto savivaldai ieškoti sprendimų ir pabandyti pataikyti vis dėlto tą modelį. Nes iš tikrųjų pats esi tarybos narys, balsuok už pinigus, jeigu bus galima. Apie ką aš ir sakiau. Čia yra dvi labai rimtos kliūtis. Pirma, piniginė, tai yra tikrai labai brangus malonumas. Kita yra dar baisesnė, tai yra, kai mes turim labai didelę dalį visuomenės, kuriems patinka grafiti. Ir aš žinau, kad tarybos narių irgi bus tokių, kurie sakys, tai man gražu visai, tai čia vaikai piešia, tai mums piešia. Tai priimt tokį dalyką bus, nesurinksit kritinės masės, aš bijau. Dėl to švietimas turi labai aktualus. Supratot, kodėl aš apie geruosius tas pavyzdžius, tarkim, turiu konkretų pavyzdį. Vingio gatvėj, sakykime, kiekvienais metais valstybės dienos proga, tiesiog galbūt Mindauginių, sakykime, tokia asociacija, tą dieną vyksta atitinkami sporto renginiai ir buvo pastebėta, kad atnaujinant krepšinio aikštelę, kažkam tai vėlgi kažkoks nepasitenkinimas, kad kažkas vyksta geri darbai ir panašiai ir atsirado tų tagerių, kurie tas lentas naujai atnaujintas, jiems skirtas išmaliavojo visai tenai. Tai kilo mintis po to atsivesti rimtus vyrus, kurie, sakykime, užsijama tuom legaliai, ta prasme, jie ne kokie ten piešėjai, tie peckiotojai, bet aš manau, galbūt čia iš atvirų erdvių yra šitie dalykai atvežti. Tai iš tikrųjų pakabinom keletą tų lentų į Europos čempionato tematiką su kamuoliais, ten viskas labai tvarkingai gražu. Po kokių kelių savaičių atsirado tas tageris, NER. Ir aš galvoju, kas to jaunuolio galvoju turėjo tikrai būti, kad lipt kažkur matyti ne dieną, kabarotis ant to stovo, kažką ten išpaišyti. Tai vat, aš vis galvoju, kad galbūt... Matot, kolega gerintis pėsti, na? Ko gero turėtų būti ir rastis tos vietos, kur galima pasidalinti. Bet tas pavyzdys apie zero tolerance, jis ko gero būtų veiksmingas ir reikėtų ko gero man pagalvoti. Galima man pasakyti, aš persigalvoju, sodinkit gyvos galvos visus, elektros kėdė. Visus, kas pagalvoja, tą galvoja. Na ir viskas. Utilizuoti. Ačiū. Aš norėčiau paantrinti Algiui, kai labai buvo išsakyta teisinga nuomonė, kad viena priemonė neveikia kaip kažkoks tai sprendimas. Tai viena iš priemonių yra zero tolerance, kita yra kameros. Tai aš švietimą praleisiu truputėlį ir norėčiau papildyti Algio išsakytus žodžius, kad kokiam mes dar galim priemonėm, ar ne, papildyti, tarkim, šitą kovojimą. Tai kadangi namų gyventojai irgi skundžias, kad jiems gali tekti atsakomybę, ar ne, už, tarkim, jeigu pas jų namai bus nenuvalyti, tai galėtų miesto valdžia ar neskatinti, kad tokios kurtųsi saugios kaiminystės grupės. Antra, kad tos kaiminystės grupės dėktųsi kameras ant tų namų, kurias savivaldybė kompensuotų bent jau dalinai. Trečias dalykas, kad tos grupės saugios kaiminystės būtų skatinamos, tarkim, piniginėmis premijomis už pagautus vandalus, kurios jos pačios pagauna. Vėlgi, iš kur ateitų premijos, tos premijos galėtų ateiti papildomai iš tų sulaikytų asmenų baudų. Tai mes, jeigu taikytumėm visą tokį kompleksą, ar ne, mes galėtumėm kažkaip tai greičiau judėti. Dar vienas koks dalykas, nežinau, šiaip mintis šovė tokia, kad pagalvoti reikėtų, iš kur tie žmonės perka priemonės, dažus, visus teptukus, makaliusas visas ir panašiai. Ir galėtų policija netgi pasidomėti ir stipriau kontroliuoti tos taškus, kad galėtų susekti, iš kur yra gaunamas tas visos priemonės ir kokie žmonės jas naudoja.
kanceliariniai prekės, nusiperka, užsipildo. Aš mačiau per langą, kaip viskas yra galima. Užsipildo ir toliau spalvoja ir kurškai į trafaretus daro karpo viskas. Kaip galima būtų padaryti su cigaretėm nepilnamečiams, tu tiesiog negali be paso nusipirkti. Kaip mes žinom, vandalų vidutinis amžius yra pagyvenęs vyriškis 25 metų. Tai tu negali jam uždrausti pirkti senukas ir aerozoną. Bet dėl kaiminystės dalykų tai labai teisingai pastebėta. Aš be tokie dalykai... Dėkoju, įsiminsiu, Mindaugas primins. Bet čia turi ateiti iš pačių bendruomenių. Paties tam. Pačios bendruomenės jos... Aš noriu tą vaikiną, kuris mėgsta elektrinę kėdę. Kartais, kai elektrą nupurto, viskai kitaip pamastai. Aš pagyvenęs. Labą dieną. Labą dieną. Aš jums vieną elementarų pavyzdį. Pirmiausia, norint bausti, reikia įsiaiškinti tokį dalyką, ko tie vaikai ir jaunimas nori. Prieš keletą metų buvo didelis triukšmas mieste su riedlentininkais, po aikštės, po viskas. Buvo susitiktas su pagrindiniais mėgėjais tos sporto šakos, jie išsakė, ko nori. Padarėm, radom sponsorių, jiems aikštelė, jaunimo centre, po šiai dienai ten sėkmingai naudoja tą sportą. Dabar, Klaipėdos mieste, bet kuriam Lietuvos mieste yra krūva apleistų pastatų. Kodėl nesusitikius su lyderiais šitos meno rūšies, atleiskit, man tas menas patinka, nuoširdžiai sakau, va, kodėl su jais nepasišnekėjus, ko jūs siekite? Nereikia tų krepšininkų. Galbūt iš tikrųjų išskirtas erdvės, daug yra apleistų pastatų ir vietoj to... Jeigu jūs būtumėte atėjęs į paskaitos pradžią, jūs būtumėte tą klausimą... Aš buvau dabar su Afganistanais, negalėjau spėti to kartu. Tai va, atiduot tuos namus ir vaikinai puikiai juos papuoštų ir miestas turėtų... Tai šitas dalykas vadinasi legalios sienos, jos niekada niekur neveikia ir jos niekur neveiks. Paklauskit bet kurio policijos pareigūno, kuris tuo užsiima. Pažiūrėkit statistiką, legalios sienos neveikia. Kai patinka, tai įdomu, ar ant 3 raidžių parašyti ant sienų žodžiai irgi patinka? Leiskit pasakyti ir po to jau kalbėti, gerai? Tegu atsako, ar patinka? Tai, matot, Klaipėdoje yra 2 legalios sienos, bet kad ant jų nepiešia, piešia būtent ten, kur nelegalu, visas įdomus. A kur tos sienos yra, jeigu galima išgirsti? Atsiprašau, jis nebėra tų sienų, nebėra. Aš buvau vienas iš iniciatorių suorganizuoti. Po Nulis Vitkus atėmė jas. Nu, jis man nieko nesakė, nežinau. Dėja. Jūs aiškinsi pabrėžti šį šarmėlį. Aš norėčiau jaunimo paklausti, ar jūs tenkinto legalių sienų, Klaipėdų jų mažiausiai kokią 50 užmertom akim. Ar jūs tenkintų tokios sienos? Ir netgi rastume sponsorius, kurie galbūt jums padėtų pastolius. Ir aukštai. Legalios sienos, legalės sienos. Ant legalių sienų padarytas grafiti nebėra grafiti. Ir mes išeinam už paskaitos ribų. Ant legalios sienos... Gal Vilniuje taip yra, o gal klaipėdiečių požiūris yra visai kitas. Aš galiu sakyti, viena siena yra prie universiteto, ten už Versmės gimnazijos kokią 200 metrų galima piešti. Kita siena yra čia prie... Čia labai geras pavyzdys, kaip tema yra sutrolinama. Čia yra temos trolinimas. Mes nueinam kažkur kitur, mes nueinam pagrindinės minties ir viskas. Pašlopa jėkama. Nu, matot, mes naudojame ir kitas priemonės, aš galiu pasakyti, sakykime, pasalas. Nudažom sieną, aiškiai žinom, kad dažyk visą laiką atsiranda. Pastatom kameras geras, su infraspinduliais kažkokiais, kur naktį. Bet reiškia, nu, nieks nebės. Tik nuovom, kadangi ten kainuoja pinigų, tik nuovom tas kameras. Kitą naktį jau nupiešta. Tai reiškia, kad iš savivaldybės nuteka informacija. Nu tai taip yra su tom 3 markom. Tik vieną tą 1 marką dažė 4 kartus, dabar jau vėl pripiešta. O ne aš tarką 2 kartus dažiau. Tai jūs 2 kartus dažėt, dar vaikinai dažė, tie savininkai 2 kartus. Tai aš ir sakau, 4 kartus dažėt, o jau dabar vėl jinai pripiešta. Kalbant apie kameras, tai turi daryti firmos. Geriausia, kad tai būtų privatus verslas, tai yra verslas. Yra Australijoje firma, kuri to užsiima, kuri know-how franšizina po daugelį pasaulio miestų, šviesių miestų, kur grafiti ženkliai krenta. Tai yra labai paprasta kartu ir techniškai sudėtinga, bet tai tikrai neturi būti savivaldybės žmogus, kuris pastatė kamerą kažkur. Tai žmonės iš to tik pasijuokė. Čia reikia daryti daugiau, čia yra policijos įgūdžių reikia. Šikšnosparniai sutvarkyti, ir arkos bus... O ne, arkų gipsas. Šitą gal dabar būtų konkrečių klausimų.
Algiui, Vytai. Pas mus tas taginimas turi kažkokią tai prasmę apart adrenalino ir ten bėgiojimo gaudimo. Ta prasme, vakaruose, Amerikoje, grafiti piešimas, taginimas yra gaujas žymėti savo teritoriją, ten kažkokia tai prasmė yra. Tai pas mus ar yra kažkas tokio? Prasidėjo nuo to. Prasidėjo nuo teritorijų žymėjimo, kiek aš žinau. Bet be abejo, atsakant jūsų klausimą, iš esmės, aišku, tai yra adrenalinas. Dėl ko legali siena ir neveiks. Jinai veiks tik tai kaip pasirepetavimas ir pasišaipimas iš durnos savivaldybės. Bet adrenalinas, tik tai adrenalinas. Tai yra blogo darimas, čia kaip mes vaikystėje vogdavom vyšnės iš savo. Tai va, aš noriu kalbau, kad reikia ko tai daro, reikia iš esmės suprasti. Aš noriu papildyti, kad tai nėra adrenalinas, tiesiog tokie žmonės nenori pasijusti reikšmingai. Kai jie padaro kažką tai nelegaliai, jie pasijunta reikšmingai prieš savo bendraamžius ir panašiai. Jeigu jie tai daro ant legalios sienos, jie to nejaučia. Tai reikėtų galbūt galvoti apie tai, kaip sudaryti sąlygas jaunam žmogui pasijusti reikšmingu, darant tą patį meną, pavadinkime taip. Nu, aš jau pasakysiu paprastą elementarų. Duoda jum nelegalią sieną ir tik pradeda tepliuot aplinkui 10 policijos mašinų su kauksmais ir tokią adrenaliną pajusit, kad nedaug dėda, jeigu jums šitos nesąmonės. Nu, žinot, toks, kaip sakant, reikšmingumas man yra labai asocijuojas to, kad, reiškia, kalbasi 3 žmonės, ateina 4 ir tyliai oro pagadina, nebelį paleidžia. Ir visi dairos viens į kitą kuris. O jis tada reikšmingas yra. Bet jis garsiai to padaryti negali, nes įdūda gautų to. Vat lygiai čia pats tagininkas. Jis ateina, reiškia, pagadina orą, reiškia, ir bėga kažkur. Bet jeigu jis viešai paišo tos legalius sienas, reiškia, to kvapo nieks nebenori uostyti. Tai eina toli. Gal čia aštriai kalbu, bet čia nieko tie žmonės nesiskrido šitų chamų, kurie šitaip daro. Pas mus studijų vienas buvo grupė universitete, kol jis aiškino. Pradėjau bėgti nuo jo. Jūs, Vidmantai, negirdėjot, turbūt ir buvo argumentai pateikti, kad po tų viešų visokių akcijų, kada leidžiama buvo jiems piešti, po to mieste išaugdavo tų parašų 2-3. Yra statistika, tai šiuo atveju, reiškia, tai neveikia. Iš esmės, tai bent jau aš užfiksavau ir tai yra, bet... Čia ir buvo pradžia, nereikėjo to leisti. Tai jie gali turėti legalias sienas, mes negalim jiems uždrausti savo privačioj valdoj tai daryti, aišku. Bet kai daro tai savivaldybė, kai Cackinas įsudės, tai yra tiesiog išlaisvimi pinigai ir padaroma žymiai didesnė žala. Tas tavos nemaišykim, tas grafitas dar dienot, man tai patinka, man tai pavyzdžiui, bet atėjo toks kaupys. Naujos tos sporto krepšinio mokyklos Našiaus treneris. Jis yra koridorius 75 metrų. Jis toks pilkas betonas. Jis sako, nu kažkaip nejauku, nesmagu, tikrai nesmagu tokia sleginti. Sako, aš noriu, sako, tu ten su tais tagininkais koji, sako, gal tu duok, man tokį, sako, čia krepšinį tematiką nupieš. Ir jis gavo ten dabar, kiek žinau, piešimi eskizai, ten derinama, Tai nebe grafiti. Tai nebe grafiti. Čia pirmos apšaras, mes nebereikalame. Tai jie turi kur va taip realiai. Yra talentingų vyrų tenai, tai jie daro, kaip galima uždrausti saviraišką, bet ta saviraiška neturi peržengtis įstatymo nustatytų normų ir viso gero. Čia negaiškim laiko. Gerai, dar yra klausimų. Tai tada noriu padėkoti visiems. Tai gal nori pasisakyti kas nors? Tai aš siūliau pasisakyti. Iš tikrųjų noriu padėkoti visiems čia susirinkusiems ir mūsų svečiui Algiui, kuris rado laiko ir įdomiai papasakojo mūsų apie tai. Manau, tokių ir panašių įvairių renginių mes organizuosime ir ateityje. Asociacijos miestas Klaipėda būtent nori kelti problemas, iš tikrųjų pasirinkti naujas erdves diskusijoms ir įdomiom temom. Ir šiandien dar kartą ačiū visiems susirinkusiems ir dar kartą ačiū ir vicemerui, ačiū Raimondui Bieliauskui ir iki malonaus.